Sveiki gyvi Vašingtone, susirinkę lietuviai, sveikinasi Briuselis, nuolatinė atstovybė prie ES, Belgijos lietuvių bendruomenė ir Briuselio debatų klubas, kuris šiandien rengia pirmuosius debatus čia Briuselyje su kandidatais į Seimą, serijoje 5 debatų pasaulio lietuvių. Kiti debatai vyks Londone, Osle, Stokholme ir Berlyne. Ir kadangi nei vieni debatai dėja nevyks Jungtinėse valstijose, mes manėme, kad šis video tiltas gali būti nuostabi galimybė Amerikos lietuviams, ypatingai susirinkusiems Vašingtone, ambasadoje, bet ir Amerikos lietuviams stebintiems mus per Facebook, pabendrauti betarpiškai su kandidatais, išgirsti jų pozicijas, ir geriau apsispręsti dėl artėjančių rinkimų ir kartu paskatinti lietuvius aktyviau dalyvauti, registruotis ir išreikšti savo poziciją. Tad šiandien mūsų tarpe mes turime 4 partijų atstovus, tai Donatą Augulį, užsienio reikalų ministro patarėją, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatą daugiamandatėje apygardoje, daktarą Arūną Gelūną, ambasadorių prie UNESCO ir buvusį kultūros ministrą, kuris su Liberalų sąjūdžiu kandidatuoja Centro Žaliakalnio apygardoje, Dovilė Šakalienė, žmogaus teisių gynėja ir buvusi žmogaus teisių instituto vadovė, kuris su Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga kandidatuoja Naujamiesčio apygardoje taip pat. Ir Žygimantas Pavilionis, diplomatas, buvęs ambasadorius Jungtinėse valstijose ir Meksikoje, kuris taip pat yra kandidatas Tėvynės sąjungos Naujamiesčio apygardoje. Prie mūsų turėjo taip pat prisijungti Ieva Kačinskaitė, Darbo partijos kandidatė Naujamiesčio apygardoje, tačiau dėl techninių kliūčių su lėktuvu susijusių jinai negalėjo laiku atskristi ir prisijungs tik vėliau prie mūsų debatų, tad dėja šioje video konferencijoje negali sudalyvauti ir prašė visų nuoširdžiai atsiprašyti. Tai Rimvydai, gal žodis tau ir laukime jūsų klausimų. Arnoldai, ir ačiū Belgijos lietuviams, kad sutiko pasidalinti šią galimybę susitikti, pabendrauti su kandidatais į Seimą. Taip pat norim padėkoti ir Lietuvos ambasadai Vašingtone, kad priėmė mus suorganizuoti šį susitikimą. Mūsų yra susirinkę ir dar keletą žmonių ateina ir prisijungs, tačiau dar didesnė dalis stebi mus per Facebook Live transliaciją ir noriu priminti, kad visą šią konferenciją mes įrašysime į video ir ją patalpinsime į Mūsų metas dabar akcijos YouTube kanalą po viso šito. Labai trumpai, prieš pradedant diskusiją, norėčiau pristatyti, kas tai yra tas Mūsų metas dabar. Mūsų metas dabar yra pilietinė iniciatyva, kurią lietuvių bendruomenė Jungtinėse Amerikos valstijose inicijavo prieš šiuos rinkimus, kurios tikslas yra ženkliai padidinti rinkėjų dalyvavimą per šiuos Seimo rinkimus. Mūsų misija yra teikti daugiau informacijos tiek apie kandidatus, tiek apie partijas, priminti rinkėjams, kad rinksime ne tik vienmandatininką, bet ir dalyvausime daugiamandatėje apygardoje, kur galime įtakoti net 70 Seimo narių. Tad jeigu užsienio lietuviai galėtų gausiai dalyvauti rinkimuose, galėtume iš tikrųjų turėti žodį renkant pusę Seimo. Visą informaciją apie mūsų akciją galite rasti mūsų metas dabar.lt svetainėje ir mūsų socialiniuose tinkluose. Na kągi, ir norėčiau paminėti, kad ambasadoris irgi yra prisijungęs prie mūsų ir jeigu bus klausimų ir ambasadoris norės kažką pasakyti, jį irgi įtrauksime į diskusiją. Bet iškart norėtume pereiti prie klausimų, nes žinome, kad turime mažai laiko ir pasinaudodamas moderatoriaus teisę, pirmą klausimą užduosiu aš. Ir atstovaujate 4 partijas ir norime paklausti labai trumpo raiškaus klausimą, į kurį norime atsakymo taip arba ne. Dvigubos pilietybės klausimas arba pilietybės išlaikymo klausimas įgijus kitą pilietybę yra bene labiausiai aktualus užsienį gyvenantiems lietuviams. Pasaulio lietuvių bendruomenė yra priėmusi rezoliuciją, kuri prašo, kad visos partijos įtrauktų į savo rinkimų programas tokį sakinį. Siekiama, kad Lietuvos Respublikos pilietybė turėtų būti išsaugoma įgijus kitos šalies pilietybę. Ar jūs pritarate ir galite garantuoti, kad į jūsų partijų programas šis sakinys bus įtrauktas? Taip ar ne? Taip.
Tai gal pradėsime, aišku, kartu ir paprašysime kandidatus prisistatyti ir daugiau pasakoti, atsakant į šį klausimą, jį šiek tiek išplėtojant, ir galbūt pradėkime tuomet nuo pono Augulio. Aš perleisčiau pradžią nuo vienintelės damos dalyvaujančios diskusijai. Jeigu jūs nesupyktumėte, tai prašau daryti. Gerai. Na, tik tai prisipažįstu, tai yra pirmieji politiniai debatai, kuriuose aš dalyvauju. Tikiuosi, kad nenukrypsiu nuo formato. Bet štai jau aplenkiau moderatorius, skubėdama pasakyti taip, nes iš tiesų man labai patinka tai, kad Lietuvos valstiečiai ir žalieji, su kuriais aš sutikau eiti šitos rinkimus, mąsto lygiai taip pat kaip ir aš. Vienareikšmiškai taip. Mums reikia kiekvieno lietuvio, kuris jį begyventų ir kuris jį bebūtų. Ir valstiečiai taip pat yra parengę, kaip jie man pasako, įstatymų pakeitimus, kurie numato paprastos daugumos principą referendumą ir tokiu būdu labai greitai ir paprastai referendumo būdu galima būtų pakeisti konstituciją ir užtikrinti dvigubos pilietybės išlaikymą. Mes turėjome dvigubos pilietybės įstatymą visus reikalingus saugiklius, kurie tikrai juos reikia atsižvelgti, tai juos tiesiog galima lygiai taip pat sugrąžinti, tai mes esame vienareikšmiškai už. O aš savo ruožtu noriu pasakyti, kad po 12 metų darbo pilietiniai visuomenė, aš iš tikrųjų todėl ir pasiryžau dalyvauti rinkimuose, kad matau ne tik tai pati kaip nevyriausybininkė, bet ir tiesiog kaip žmogus, kaip mama, kaip Lietuvos pilietė, tokį didelį mūsų visuomenės pasyvumą, nusivylimą valdžia, nusivylimą per ketvirtį amžiaus neįvykstančiais tam tikrais pokyčiais. Tikrai nesakau, kad aš esu žmogus, kuris nori čia viską sugriauti arba apversti aukštyn kojom, bet yra tam tikri dalykai, kurių mūsų valstybė iki šiol nesuprato. Ir man atrodo, kad svarbiausias iš jų yra tai, kad svarbiausia yra žmonės. Kad mes labai daug kalbam apie ekonomiką, apie finansus, apie užsienio politiką ir tai yra labai svarbu, tikrai. Bet ar dėl to išvažiavo tiek daug lietuvių, ar dėl to 5/5 Lietuvos išvažiavo? Man atrodo, kad tai, ko mes nematom, tai tos socialinės problemos ir psichologinis ir socialinis gerbūvis. Tai yra būtent tie dalykai, kurie mums skauda kiekvieną dieną. Ir tie dalykai, kurie taip pat ir jūs liečia, nes Lietuvoje yra likę jūsų artimųjų, jūsų šeimos narių, jūsų draugų ir jūsų giminių. Tai aš galvoju, kad tas rytis, dėl kurios aš atėjau ir aš tikrai nesu patyrusi tose srityse, kuriuose patyręs yra Žygis ar Donatas ar Arūnas ir tai yra labai svarbios rytis. Bet tai, ką aš noriu padaryti, tie konkretūs dalykai, pagalbos šeimoms mechanizmo sutvarkymas, sveikatos apsaugos sudarimas normalios piramidės, kad kiekvienas pacientas gautų normaliai tam laiko, o gydytojai gautų tinkamą atlygį ir visiškai kitaip ta sistema funkcionuotų. Tie dalykai, kurie yra susijęs su smurtu, savižudybėmis, skurdu, šitų dalykų sumažinimu, tai man žiauriai dega ir aš juos labai noriu padaryti ir nepriklausomai nuo to, ar aš būsiu išrinkta į Seimą, jeigu taip įvyks, man bus tiesiog daug lengviau tai padaryti, jeigu ne, aš tiesiog ir toliau dirbsiu iš apačios. Tai man atrodo, aš jau savo laiką išnaudoju. Ačiū labai. Dėkuoju. Arnoldai, sveiki tautiečiai, sveiki kolegos, kurių veidus čia matau vieną kitą, tikrai malonu jūs matyti šitoje diskusijoje. Na, iš tikrųjų, Lietuvos socialdemokratai pasisako irgi vienareikšmiškai taip, už Lietuvos pilietybės išlaikymą, už dvigubą pilietybę, tačiau kaip ir jūs gerai žinot, ir mes čia gerai žinom, egzistuoja sudėtinga teisinė tokia aplinka, kad nėra lengva tą padaryti. Ir čia matyt klausimas jau pasidaro kompleksinis ir jį reikėtų siekti su elektroninio balsavimo įteisinimu, už ką irgi socialdemokratai labai pasisako ir yra šioje vyriausybėje ne vieną kartą teikti siūlymai tiek teisingumo ministro, tiek kartu su susisiekimo ministru, kad referendumas, taip kaip numatyta konstitucijai, būtų sėkmingas. Kitaip tariant, čia neužtenka vieno politinės valios ar politinių pastangų, bet reikia, kad ir ateitų balsuotojai balsuoti, tame tarpe ir būtų sudaryta teisė balsuoti užsienio lietuviams. Priešingų atveju tas referendumo įvykimo sėkmė yra stipriai abejotina. Todėl šitoje vietoje mes pasakom ir už elektroninį balsavimą, ir už dvigubos pilietybės išlaikymą sutartom sąlygom. Dėkui, Donatai. Tikrai klausimas jau išplėstas ir elektroninį balsavimą, tai gal likusiems dviem kandidatams irgi įdomu pasakyti abiejais klausimais. Tai gal, pone Galūnai. Taip, ačiū labai už suteiktą žodį, sakau laba diena. Žinau, kad pas jūs diena, o tiksliau vidudienis, dėl to, kad dalis mano šeimos gyvena Jungtinėse valstijose, tenka bendrauti Skype'u. Žinau, kad tarp Belgijos ar tarp Prancūzijos ir Amerikos rytinės pakrantės yra 6 valandų skirtumas. Ir žinau, kad Jungtinėse valstijose yra labai daug lietuvių, labai daug mūsų tautiečių. Teko lankytis ir su vizitais, ir kaip turistui.
Ir turbūt, kadangi kalbu trečias, tai pakartosiu ankstesnių 2 prelegentų mintis. Visiškai taip ir dėl dvigubos pilietybės, ir dėl elektroninio balsavimo. O čia tikrai tenka absoliučiai pritarti. Užsienio lietuviai taip pat yra lietuviai. Labai dažnai gavę svarbias pozicijas tose valstybėse, kuriuose reziduoja, kuriuose gyvena su šeimomis, virtę ambasadoriais. Žinome, kad ir Lietuvos nepriklausomybės byloje mūsų diasporos balsas buvo labai svarbus, lobiuojant su kongresmenais Amerikos, palaikant mūsų iniciatyvą. Ir tikrai vienareikšmiškai Liberalų sąjūdis pritarė abiem iniciatyvom, tai galiu tik tai paantrinti. O prisistatydamas, manau, kad mes dar debatuosim, dar turime šiek tiek laiko, bet irgi, nors jau teko padirbėti man vyriausybėje 2,5 metų, bet paradoksas yra tas, kad tokiuose politiniuose debatuose dalyvauju taip pat pirmą kartą. Niekas manęs neprivertė, laisva valia, taip pat panašiai kaip Dovilė, tikėdamas, kad vienas žmogus gali kažką pakeisti, o bendraminčių sambūris gali pakeisti labai daug. Tai tikiuosi toliau klausimų. Ačiū, ministre. Ačiū labai Arnoldai, Rimvydai, labą dieną mėlieji, jaučiuosi keistai, lyg trigubuose namuose ir Lietuvoje, ir Vašingtone, ir Briuselį, kur praleidau beveik 1/4 savo gyvenimo kartu paėmus. Tai aš tik keletą žodžių prisistatymų vardan, tai kad aš turiu šitą patirtį amerikietišką Briuselio. Aš darysiu viską, kad ta transatlantinė šeima išliktų, nes jai šiuo metu yra didžiuliai pavojai ir iš vidaus, ir iš išorės. Dirbdamas kaip diplomatas per visą šitą 24 metų laikotarpį dariau viską, kad Lietuva keistusi. Ir pritariu Jums pilnai, ne viską padarėm, ypač žmogaus prasme. Mes padarėm daug cemento, sukūrėm daug struktūrų, bet su žmogum, su jo įgalinimu dar teks dirbti ir dirbti. Bet tą padarysim, jau grįžtant prie jūsų klausimų, tik tai tada, kai trauksime mūsų užsienyje gyvenančius lietuvius, nes jie dalinai išvažiavo dėl to, kad mes nesam tokie tobuli. Jie mato mus iš tų pusių, kur dažnai Lietuvos politikai savęs nemato. Dalinai aš irgi taip matau, dėl to, kad aš kartu su jumis tą laiką praleidau ir gyvenau. Dabar visiškai tiesiai atsakant į klausimą dėl dvigubos pilietybės, aš manau, mes visi pritarėm tikslui, tik tai taktika mano nuomonė turėtų būti kitokia. Gal dėl to, kad aš esu senas diplomatas ir dėrybininkas, beje, buvau ir dėrybininko pavaduotojas dėl mūsų narystės. Aš manau, kad mes negalime numesti politinio sprendimo tautai. Mes turime prisimti atsakomybę patys kaip politikai. Tačiau tokiu atveju turim siūlyti tokį variantą, ties kurio sutartų visos pagrindinės partijos, pasiekdami mažiausiai 3/4 reikalingų balsų Seime, kad net jeigu būtų tam tikras veto, mes jį įveiktume. Ir aš manau, kad tai galima padaryti tik susiaurinant apimtis, tai yra suteikti dvigubą pilietybę transatlantiniai šeimoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams, ES, NATO ir artimiausi sąjungininkai. Nes mums visiems yra dvejonių, ką darys Putinas, jeigu mes padarysime tokį maksimaliai atvirą variantą. Visi mes to bijom ir Lietuvoje to sprendimo nepriims. Bet aš jaučiu, kad įmanoma būtų sutarti dėl to transatlantinių kriterijaus, nes mes į vieną kartą panaudojam žemės ūkio žemę parduodant užsieniečiams, tai buvo prieš 94-95 metais, tą patį kriterijų naudojam pardavinėdami strateginės savo įmonės, savo šeimos nariams, ir aš manau būtų labai logiška, kad jeigu šita erdvė jungiasi karinę, prekybinė ir visais kitais aspektais, vienintelis dalykas, kas necirkuliuoja laisvai, yra žali pasai, dabar jau šiek tiek spalvą pakeitė. Tai aš manau, galime sukurti konsensusą tarp rimtų pagrindinių partijų Seime ir įveikti bet kokius prieštaravimus. Pritariu internetiniam ir tada trečių punktų lygiai taip pat pritariu Seimo nariams renkamiems užsienį, galbūt tai kitas klausimas, bet aš manau dabar susidarė unikaliai įdomi situacija. Turim apie 300 000 piliečių Britanijoje, apie tiek pat Amerikoje, tiek pat likusiam pasauliu galėtume ramiai sukurti apygardas.
Ir čia tada jau kamaliuką permetu Rimvydui ir jūsų gražiai kompanijai. Bet tai padarysime, mėlyjei, tik tada, jeigu jūs registruositės rinkimuose ne tokiais skaičiais kaip iki šiol. Šiuo metu Amerikoje registruojasi tiek pat rinkėjų, kiek šitą miestelėje Briuselį. 500 ir 500. Gėda. Klausykit, kaip mes tos kalnus nuversim, jeigu taip ir toliau bus. Rimvydai. Ačiū labai už priminimą mums skaudžios realybės. Ši akcija mūsų metais dabar kaip tik yra pabandymas išjudinti tą reikalą, pažiūrėsim, ar mums pasiseks ar ne. Prieš duodamas klausimą vienam iš mūsų čia susirinkusių noriu tik paklausti, ar Valstiečių ir Žaliųjų partijos atstovė taip pat pasisako už internetinį balsavimą. Internetinį balsavimą. Abiem rankom, visiškai, vienareikšmiškai. Ačiū labai. Tuomet, sekant į antrą klausimą, perduosiu šių namų šeimininkui Lietuvos Respublikos ambasadoriui Jungtinėse Amerikos valstijose, Rolandui Kriščiūnui. Prašau. Ačiū Rimvydui. Ambasadoriaus kepurę aš labai trumpai turėsiu, tik tai norėdamas padėkoti abiejų pusių organizatoriams už šią šaunią iniciatyvą ir manau, kad tai yra labai savalaikis dalykas ir manau, kad tai yra dalis tų pastangų norint didinti rinkėjus ir nuraminti gal briuseliečių šiek tiek netoks jau miestelis ir iš Vašingtono perspektyvų atrodo Briuselis visai rimtas miestas. Bet tiesą sakant, dėl skaičių aš pritariu Žygimantui, mums tikrai reikia ką pasitempti. O dabar aš ir viskas, čia mano ambasadoriaus kepurė jau nuslinko, čia susitikrai Rolandas, irgi rinkėjas ir man įdomu būtų sužinoti, nes galima gal ir kiek susišaukt su pirmu klausimu, bet taip norėtųsi matyti, kaip sakau, užsieniečių lietuvių, kurie gyvena užsienyje, aktyvesnį dalyvavimą rinkimuose. Ar ne, ką jūs galvotumėt apie tai, ar yra gerai, kaip yra dabar, kad, sakykime, jie, kaip sakykime, kažkoks priedėlis, ir matom, tas skaičius jie didėja, beveik pusė jau balsuo, jie ateina balsuoti į vieną iš apygardų. Ar tai yra normalu? Aš suprantu, kad sakot, parodykit skaičius, tada mes žiūrėsim, galbūt Lietuvoje kažkas. Bet aš manau, kad nebūtų sveika, pavyzdžiui, tą pasitikėjimą parodyti ir sakyti, žiūrėkit, Amerikos lietuviai renkate vieną, ar ne Amerikos lietuviai, visi lietuviai reiškia, renkate savo atstovą ar atstovus Seime. Jie bus jūsų balsas, tik tai jūsų ir jūsų. Ką jūs galvote? Gal pradėkime tuomet atvirkštinę tvarką. Ambasadorius Pavlionis jau beveik išsakė savo poziciją, gal norėtų patikslinti šiek tiek. Aš manau, Rolandai, tu teisus, nes vien tai, kad viso faktiškai ketvirtadalio tautos balsai eina į vieną apygardą, dėl kurios iš esmės kitos partijos nelabai konkuruoja ar stengiasi kažką nuveikti, tai yra, gėdinga. Nes jeigu įsivaizduokit, mes rinktume Briuselį Arnoldą Pranckevičių, reiškia, Sabaliauskaitę kokią Londone, ar pas jūs, nežinau, Marijų Gudyną, bet ką. Tai 3 balsai, kuriant koalicijas, yra didžiulis grobis. Tai yra nuo to kartais priklauso visas vyriausybės laivelis, kuris pasuks. Tai bet kokiu atveju tai padidintų tą interesą visų partijų. Tačiau aš vis dėlto sugrįšiu, kad tai turi būti abipusis eismas, negali būti eismas tik viena linkme. Jeigu šiuo metu Amerikoje paskutinį kartą, man atrodo, 3000 balsavo, jeigu dar sumažės ir kris šitas skaičius, tai, daryk ką nori, bet Lietuvoje nebus lengva įtikinti, kad 2000 balsų tu turi steigti apygardą, kai apygardos yra nuo 30 iki 40 tūkstančių. Ta prasme, būtų baisiai gerai, kad stambiausiuose centruose bent paaugtų tas skaičius, kad tai sudarytų politinį tam tikrą galimybę tai parduoti. Dovilė. Aš esu už apygardas užsienio lietuviams jau labai senai, nes man atrodo, kad vien jų prijungimas kaip priedo prie vienos apygardos ir rodo tą iki šiol tikrai klaidingą požiūrį, kad žmonės, kurie išvažiavo, jie kažko nusikalto, ar kad jie nemyli Lietuvos ir taip toliau. Labai tokia gal paprasta buitinė metafora, bet vis tik valstybė tam tikra prasme yra kaip mama. Ir tie išvažiavę vaikai jai turi būti labai reikalingi. Mama tai ne ta prasme, kad jinai turi viską padaryti už savo vaikus ir, nežinau, sauskelnes jiems keisti iki 100 metų. Turi juos įgalinti, leisti jiems išmokti būti savarankiškais ir taip toliau, bet esminis dalykas yra, kad
kalbant apie užsienio lietuvių ir Lietuvos bendravimą, tai to abipusio kelio vis tiek, na kas pirmas yra kiaušinis ar višta, ar ne, kas pirmas turi parodyti iniciatyvą. Aš esu už tai, kad Lietuva pirma parodytų iniciatyvą. Praeitą kartą nubalsavo 13 000 užsienio lietuvių. Va, tai jau yra visiškai pakankama, kad nors vieną apygardą šiandien turėti. Jeigu jūs susikaupsit, jeigu jūs rasit savyje drąsos ir tiesiog sugaišit šį kartą dar su visais šitais popieriais, vokais ir siuntinėjimais visą šitą bardaką padaryti, labai jūsų prašau. Ir tikrai nesakau, kad būtinai balsuokit už mane, balsuokit už bet kurį iš tų žmonių, tik tai balsuokit, parodykit, kad jūs esat matomi ir tada mes galėsim iš karto padaryti keletą apygardų, nes jos turi būti. Aš nežinau, ar tai turi būti Vašingtonas, Londonas ar Briuselis, ar mes tiesiog pagal pasaulio žemėlapį kažkaip apygardą suskirstytumėm. Bet realiai, kad užsienio lietuviai, kad pasaulio lietuviai, kodėl užsienio, tiesiog pasaulio lietuviai, kad jie būtų matomi ir dalyvautų sprendimų priėmime, Seime visą laiką nuolat. Nes ko labai reikia, tai ne tik tai to idėjų ir žmonių judėjimo, bet juk jūsų šeimos, jūsų giminės čia yra likusios ir jums jos labai rūpi, kartu jiems rūpi, kaip jūs ten gyvenate. Tai iš esmės mes turim 2 Lietuvas ir jos turi būti sujungtos visą laiką, kiekvieną dieną. Taip, kaip ne pirmas kalbantis šiuo klausimu, tikrai turiu daug paantrinti jau išsakytoms idėjoms. Aš manau, kad atskiros apygardos ar kelių apygardų sukūrimas nusiųstų aiškią žinutę, kad Lietuvai tie žmonės yra svarbus. Ir iš tikrųjų, manau, kad daugelis žmonių išvažiavo ne dėl to, kad Lietuva kažko nepadarė, ar blogai padarė, ar netiko, o kad jie tiesiog yra laisvi žmonės ir pamatė galimybės kažkur kitur save realizuoti. Ir puikiai realizavo ir gavo labai geras pozicijas, sąlygas auginti šeimas. Ir esminis klausimas yra, ar išliks sąsajos su Lietuva ar neišliks. Prasme, čia yra esminis klausimas, o ne kad būtinai fiziškai parinti tuos žmonės atgal, kad jie nebūtų, kaip girdėjau tokį žodį, nudžiūvusi lietuvybė šaka. Tai šita graudi poezija, man atrodo, yra visiškai neadekvati. Matome diasporas ir Airijos, ir Skandinavijos valstybių, ir tokių tautų kaip armėnai, kurių didesnė dalis gyvena pasaulyje ir veikia labai produktyviai. Mes turim tik atrasti civilizuotą būdą užmegzti bendradarbiavimo, produktyvius santykius su užsienio lietuviais, su pasaulyje pasklidusiais lietuviais, kurie yra daug pasiekę, gali daug praversti ir lobizmu, ir konsultacijomis, ir atvykdami, ir padėstyti, ir padirbėti, ir savo vaikus orientuodami tą linkme. Tik tai reikia rasti ir, sakykime, mechanizmus ir apygardos sukūrimas būtų vienas iš tokių. Ne pridėti kaip mažą prielipą prie vienos iš egzistuojančių apygardų, bet aiškiai įvardyti, kad tai yra Lietuvos dalis, kad užsienyje gyvenantis lietuvis taip pat yra lietuvis absoliučiai pilnateisis ir su pilietybė, jeigu sugrįžtume prie ankstesnio svarstymo, bet ir su galimybė savo mandatą, reiškia, skirti atskiroje tam sukurtoj. Tai vienareikšmiškai manau, kad mano kolegos iš Liberalų sąjūdžio be jokios abejonės paantrintų. Ir čia svarbu žodis laisvė, tai vat laisvas apsisprendimas ir žmogaus teisė laisvai judėti. Sėdim kartu su žmogaus teisų specialiste, beje, aš savo darbę irgi tą kasdien tą sampratą žmogaus teisė, žmogus turintis teises. Tai žmogus turi teises laisvai judėti po pasaulį, bet sykiu jis turi būti pripažintas kaip ir neabejotina mūsų dalis. Galiausiai, Donatai. Na, kalbam trečiojų klausimų ir iš tikrųjų man panašu, kad čia susirinkę ne skirtingų partijų atstovai, o bendraminčių būrelis, nes trečiojų klausimų mes visi draugiškai sutarėm. Ir iš tikrųjų socialdemokratai pasisako irgi už visas iniciatyvas ir veiksmus, kurie padidintų balsuojančių užsienyje skaičių. Kitaip tariant, jeigu iš tikrųjų ir ambasadorius Žygimantas neseniai minėjo, kiek nedaug balsuoja ir Vašingtone, ir Briuselį, tai paskutiniais duomenimis, man atrodo, rugsėjo 1, tai buvo užsiregistravę balsuoti kiek virš 4000 visų balsavimo teisę turinčių lietuvių, čia visam pasauliu. Tai reiškia, tas skaičius yra labai nedidelis, šiandien gal jų šiek tiek yra daugiau, iki rinkimo matyt gal užaugs dar šiek tiek daugiau. Tai šito vietoj tikrai taip, ar tai būtų viena apygarda ar kelios, čia matyt diskusijų klausimas, bet jeigu mes iš principo sutarėm, kad norim padidinti dalyvaujančių rinkimuose žmonių skaičių nuo šiuo metu egzistuojančių beveik 50, jeigu vidurkis iki 50% Lietuva balsuoja įvairių lygių rinkimuose, labiau pažengusią vakarų
demokratijose, į kurias mes norime lygiuotis, tas skaičius būna arti 70. Tai jeigu šitą skaičių norime padidinti, tai matyti reikia ieškoti ir būdų. Ir tai matyti būtų vienas iš būdų, kurią mes tikrai pritartume. Aš mažą komentarą, kad būtų įdomiau diskusija, išryškinant skirtumus tarp liberalų ir konservatorių. Aš suprantu, kad laisvė judėti, kur nori, kaip nori, yra grožis ir liberalų siekiamybė, bet matot, Lietuvoje priartėjom prie tokios kritinės situacijos, kai mes netenkam labai daug žmonių ir stringa valstybės mechanizmas, stringa verslas, nebus iš ko mokėti pensijų, mes jau esame, vidurkis mūsų yra 55 metai, jeigu taip ir toliau mes busim 65 metai, infrastruktūrą sukurti bent 4 milijonams. Ką mes siūlome savo programai, tai yra mažytė inovacija, to dar Lietuvoje nebuvo, mes to pasimokėm iš Izraelio, iš kitų valstybių, sukurti tam tikrą instituciją arba vieną langelį, kurią galima vadinti įvairiai, grįžimo agentūrą, tiesiog vieną langelį, kur norintis laisvai apsisprendė žmogus grįžti, jisai rastų kam paskambinti 24 valandas per parą ir tas žmogus nuo mažos detalės, kaip popierius tvarkyti, kur darbą rast, kur būstą rast, jisai padėtų. Tokia institucija egzistuoja Izraelyje, jinai vadinasi absorpcijos ministerija, bet pas mus to nėra, pas mus globali Lietuva yra tik popierius, neparemtas pinigais, globali Lietuva rūpinasi 13 institucijų, kaip vežėčias į visas pusės tempia, nėra nė vienos biudžeto eilutės, tai visa tai, ką mes labai gražiai šnekame, yra tik popieriai. Gal žodis liberalams, dėl vieno langelio. Tai čia mes visi turbūt norėtume pasisakyti, kad be abejo demografinė krizė ir žmonių skaičiaus mažėjimas, galbūt ilgalaikiai perspektyvoje ir gimstamumo tam tikras mažėjimas, pamačius, kaip brangu yra auginti vaikus. Na, aš turiu 3, be abejo, jie brangu, bet tai yra brangiausias dalykas, ką aš turiu pasaulyje. Ir tenka pritarti, kad vieno langelio principas, aš manau, bet kuriame kontekste jisai yra labai geistanas, nes mes žinom, kas buvo sovietmečių. Sovietmečių žmogus buvo vaikomas, ne, nuo vieno biurokrato prie kito. Ir aš manau, kad daug problemų jau Lietuva yra išsisprendusi. Pavyzdžiui, ten mokesčių mokėjimo, prisėdi prie kompiuterio, viskas lengva paprasta. Ar ateini į kontorą, irgi tas vienas langelis veikia. Su globalia Lietuva tenka sutikti. Jau ir žurnalistai tyčiojasi, kad, man atrodo, po globalios Lietuvos pavadinimu dabar slepiasi, na, nenoriu čia komentuoti, ten įvairių buvo įžvalgų. Tai be abejo, bet čia turbūt visiškai jau yra kitas klausimas, užsienio lietuvių balsavimas ir santykis su Lietuva ir tam tikra, aš nežinau, prevencija ar demografinės krizės įveikimas. Tai be jokios abejonės, čia turbūt peršokame prie kitų ir socialinių garantijų, ir atlyginimo kilimo. Daug žmonių atvirai sako, kad pajamos Lietuvoje yra neadekvačiai mažos, reiškia, pagal tuos gyvenimo iššūkius. Tenka sutikti. Ir tos priemonės turi būti kompleksinės. O dėl vieno langelio, kad žmogus turi turėti kur kreiptis, tai aš manau, kad čia konservatorių ir liberalų požiūriai sutaps visų 100%. Čia tikrai mes turim tokį keistą komfortą tarp konkurentų, kurie tikrai tą mato Lietuvą ne kaip kažkokį partinio pasidalijimo objektą, o kaip bendrą viziją, bendrą siekiamybę. Ir iš tikrųjų biurokratizmo mažinimas, procedūrų paprastinimas, skaidrinimas ir darimas prieinamesnių žmogui, tai aš manau, kad nesutiksim ne vieno blaiviai mąstančio politiko, kuris to nesiektų. Tai toks komentaras. Dovilė. Iš tikrųjų, kaip tik ir norisi, kad tai būtų įgyvendinta, kad tai realiai vyktų, nes agentūrų ir tas vieno langelio principas, šiaip kaip tik ir aš siūlau tose dalykuose, kurios noriu pakeisti, socialinio apsaugos, sveikatos apsaugos irgi realiai laikytis to vieno langelio principo, bet kad tai suveiktų, tai mes tiesiog turime sutvarkyti tą sistemą, kad jinai veiktų, kad mes adekvačius resursus skirtumėm, kad juos gerai valdytumėm, kad kvalifikuoti žmonės kokybiškai atliktų savo darbą ir tada ta sistema veiks, nuo vaiko teisių apsaugos specialistų iki užsienio lietuvių grįžimo į Lietuvą agentūros. Nes šiuo metu tai ta agentūra, kur yra fantastiška idėja, būtų kaip durys į niekur. Agentūra, kuri veikia 24 valandas per parą, bet kas tada?
socialinės paslaugos šiuo metu yra pajuokos objektas, jos realiai neveikia. Mes turim keliasdešimt rūšių įvairiausių pašalpų, pensijų ir visokių kitokių dalykų, bet 600 000 žmonių Lietuvoje skursta. Ir ta didžioji problema yra, kad Lietuvoje brangu auginti vaikus. Tai laba diena, mes turim demografinę krizę, bet mes nesugebam suvokti, kad tada pirma valstybės pagalba turi būti, būtent ta motinystės, tėvystės pagalba, kad gimus vaikui šeima turi gauti tą pagalbą ir tada pagaliau įgyvendinti progresinių mokesčių sistemą nuo tos nedidelės dalies lietuvių, kuri iš tikrųjų papuola į tą kategoriją, nes mes esam skurdi šalis, irgi tiesiog tą reikia pripažinti. Bet realiai, apie ką mes čia šitoj vietoj kalbam, ne tiek, kad tie lietuviai grįžtų, aš manau, kad daugelis iš jūsų esat sukūrę čia savo gyvenimą, sukūrę šeimas ir jums čia yra gerai, bet kad galbūt mažiau žmonių išvažiuotų ir kad gal dalis iš jūsų praleisti savo senatvę, norėtumėt grįžti į savo gimtąją šalį, bet kad mažiau žmonių norėtų pabėgti, nes tas srautas kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį milžiniškas žmonės išvažiuoja ir žmonės negimdo vaikų. Ir aš jau nekalbėsiu apie tai, kad Lietuvoje žmonės juodai žudosi ir juodai geria, ir visi šitie dalykai tiesiog mažina mūsų gyventojų skaičių. Tai užsukim šitą kraną jų mažėjimą. Donatai. Supratau, tai aš labai trumpai, mano kolegos oponentai kalba apie tai kaip apie siekiamybę, būtent to vieno langelio ar migracijos procedūrų valdymo prasme. Aš noriu pasakyti apie didžiulį darbą, kurį socialdemokratų vadovaujama vyriausybė jau yra įgyvendinus. Tai iš tikrųjų yra patvirtintas ir priimtas šio pavasaryje, reiškia priemonių emigracijai mažinti ir vidiniai migracijai didinti priemonių planas, kuriame vienas iš 5 punktų pagrindinių, neinant labai detalės, tai yra lengvos migracijos procedūros. Tai yra tai, apie ką kalba ambasadorius Žygimantas, kad būtent žmogus turėtų kur kreiptis ir jam patartų visapusiškai, ką daryti nuo iki. Keletas kitų punktų, tai apie tai, ką kalba Dovilė ir visa kita. Iš tikrųjų tai yra išvardinama. Tai yra vienas punktas – kokybiškas darbas. Antra yra socialinės garantijas. Trečia – paslaugų prieinamumas ir kokybė. Ir informacijos apie Lietuvos valstybės sklaidą. Ir 5 būtent šito vieno langelio principas. Tai iš tikrųjų priemonių planas yra priimtas, dėl jo yra sutarta ir dabar telieka paleisti įveikti pilnaverčiai. Tai yra jau nebesiekiamybė, bet tai yra realūs darbai, kuriuos ši vyriausybė jau įgyvendina. Vienas žodis. Vienas žodis jau šiek tiek perinant į ataką prieš socialdemokratus. Pas jūs viskas labai gražiai, instrukcijos, popieriai, strategijos, bet faktas kaip blynas. Tiek žmonių dar nebuvo išvažiavę iš Lietuvos ir aš visiškai pritariu Doviliai. Pas jūs ko nėra, tai pas jūs nėra strateginio mąstymo. Pas jūs kiekviena ministerija ir žinybėlė dirba savo. Net kiekvienoje ministerijoje yra po atskirą viceministrą, kuris dirba savo partijai paprasčiausiai. Ir nėra bendro vaizdo matymo, ar tai būtų socialinės problemos, ar tai būtų emigracija. Nes tai yra visuma, aš sutinku. Tai nėra tik viena agentūra, tai yra atlyginimai ir baisus mokesčiai, ir švietimo sistema, kuri nomenklatūriškai nereformuota. Visuma. Bet atsiprašau, aplink premjerą jūs tos visumos nematot. Ir premjeras aš bijau, kad jos nemato. Donatai, nori atsakyti? Žinoma, kad noriu. Negaliu sutikti, kad premjeras nemato, nes būtent šitas planas ir kalba apie visumą. Ir matyt, reikėtų, kalbant apie Lietuvą, kalbėti ne pas jūs, o pas mus. Nes Lietuva yra mūsų visur, ne? Ar čia viena ministerija? Dėkui. Na, čia jau darosi karšta Briuselė, kaip matote, tai mes kamuolį atgal į Vašingtoną trumpam. Persiunčiam. Norim suteikti galimybę čia susirinkusiems lietuviams paklausti klausimų ir aš prašysiu, kad tie, kurie užduos klausimus, palauktų, kol iki jų ateis mikrofonas, kad jie prisistatytų ir glaustai užduotų klausimą. Ir kol žmonės galvoja savo galvoje, kaip užklausti tą klausimą trumpai ir glaustai, aš noriu tik tai dar paminėti jums labai paprastą dalyką. Smagu, kad jūs norite, kad mūsų balsas būtų girdimas ir Lietuvoje. Bandome užregistruoti kuo daugiau rinkėjų. Jau nuo gegužės mėnesio rinkėjopuslapis.lt, kai bandome registruotis, yra užrašytas raudonom raidėm užrašyta, kad Apple renginiais registracija yra galbūt neįmanoma. Tai pagalvokite, jeigu Lietuvoje iš Kauno lieptumėt visiems atvažiuoti Vilnių užsiregistruoti, ar iš tikrųjų niekas nieko nesakytų ir nieko nedarytų. Šiuo metu dauguma lietuvių užsienį naudojasi būtent Apple renginiais ir kol kas nematėm jokio veiksmo. Esate delegavę savo atstovus į vyriausios rinkimų komisijos gretas ir esate vis tiek partijų lyderiai. Pagalvokite apie vieną labai paprastą dalyką, kaip būtent palengvinti tą mūsų prisiregistravimą tokiu labai konkrečiu atveju. Na ir dabar klausimai iš mūsų auditorijos. Kas norėtų užklausti? Aš esu Arvydas Barzdukas.
Gimęs Kaune, bet dėja neturiu Lietuvos pilietybės. Turiu 2 klausimus. Čia buvo minėti armėnai ir mes visi žinom, kad Amerikoje, Jungtinėse valstijose gyvena turbūt tarp 5 ar 6 milijonai žydų. Būtų įdomu sužinoti, ar kas nors Lietuvoje patyrinėjo, pasiteiravo ar sužinojo, kiek, pavyzdžiui, ne Armėnijoje gyvenančių armėnų yra užsiregistravę ir dalyvauja Armėnijos rinkimuose. Ir kiek Amerikoje gyvenančių žydų turi Izraelio pilietybę ir dalyvauja jų rinkimuose. Čia, jeigu tokias žinias, tokią informaciją būtų galima surinkti, tai gal nereikėtų rato iš naujo išrasti ir pažiūrėti, ką jie daro, kad tie žmonės dalyvautų savo kraštų, savo tėvinių balsavimuose. Antras klausimas, kuris man yra svarbesnis iš tikrųjų. Neturiu Lietuvos pilietybės, nes iš tikrųjų nežinau, kuo aš Lietuvą įsipareigoju tokią pilietybę įgydamas. Būtų labai svarbu žinoti, ką Lietuvos pilietis gyvenantis užsienyje turi Lietuvai, kokie yra įsipareigojimai, mokesčiai, reikalavimai, kad ta pilietybė būtų reali, kad ji būtų gyvenimiška, kad ji nebūtų tik tai vien galimybė per Šengeno vartus Paryžiaus oro uoste pereiti nestovint eilėje. Dėkui. Tai turime 2 klausimus, aišku, vieną apie diasporą, kurią turbūt galime plačiau žiūrėti, armėnų, žydų, airių diasporą, kaip kitos šalis, kurios turi didelę migraciją, bando išlaikyti tiltus su savo žmonėmis. Ir antras klausimas apie pilietybės teikiamas galimybės, bet ir pareigas. Tai gal pradėkime tuomet nuo ambasadoriaus Galūno. Na, iš tikrųjų aš negaliu kalbėti už kitus, bet vargu, ar nors vienas iš mūsų ateiname su duomenimis apie armėnų ar žydų diasporos galimybės dalyvauti. Bet čia yra labai geras, kaip čia pasakyti, gera užuomina, nukreipimas gera kryptim pasidomėti, nes iš tikrųjų abi tautos yra diasporos tautos ir būtų labai logiška, jeigu jos būtų atradusios kartu ir su airiais, kurie irgi yra diasporos tauta. Ir čia statistika ir mechanizmai tikrai padėtų ir lietuviams, tuo neabejoju. Tai reikia užsirašyti jūsų klausimą ir patyrinėti, kaip yra. Dėl teisių pareigų, teisių į pilietybę ir pareigų atsakomybių, kurias užtraukia, tai matyt reiktų grįžti prie to, ką gerbiamas Žygis sakė dėl partijų susitarimo. Čia reiktų bendro susitarimo iš tikrųjų. Čia negali kas nors sugalvoti vienam būrelyje ir numesti ant pasaulio lietuvių galvų tokį daiktą. Aišku, mus džiugintų jau vien tai, aš paantrinsiu Dovilei, kad nebūtinai už mus čia sėdinčius balsuoti ateitumėt, bet kad apskritai ateitumėt balsuoti. Ir tas sudėtingumas balsuoti, registruotis be abejo, jeigu būtų sutarta dėl elektroninio balsavimo, jisai išsispręstų savaime. Čia dar vienas argumentas. Nes aišku, atvažiuoti iš Marijampolės į Šiaulius yra žymiai lengviau negu atvažiuoti iš Detroito į Čikagą ar iš Santa Fe į Tampą, kur atstumai yra milžiniški ir čia nėra ką kalbėti. Tai akivaizdu, kad tai turi būti išspręsta. Bet manau, kad minimalus reikalavimas, bent aš kiek įsivaizduočiau, ar pageidavimas pasaulio lietuviui, kad visomis išgalėmis nenutraukti sąsajų su Lietuva. Tiek balsavimu, tiek pagal savo kompetencijos sritį sirgti už Lietuvą, agituoti už Lietuvą, skleisti žinias, jeigu esate kažkokios srities specialistas, svarstyti bent kartą gyvenime atvažiuoti kažkokiam kontraktui kelių metų padirbėti į Lietuvą. Aš manau, kad to absoliučiai pakaktų. Aš prisimenu, Jos Ekscelencija prezidentė sako, nereikia draskytis ir mirti už tą Lietuvą. Jūs tik normaliai, sąžiningai dirbkite už tą Lietuvą ir to pilnai pakaks. Manau, kad
toks blaivaus proto patarimas ir per daug aukštos kartelės neužsikėlimas savo ir tokio dirbtinio streso, kalbant apie psichologiją, nesusiejimas su ta lietuvio pareiga Lietuvai. Tai čia būtų adekvati reakcija. Dovilė? Man atrodo, kad iš žydų mes galėtumėm pasimokyti tokio turbūt vieno tik tai dalyko, kad jeigu yra bent vienas žmogus žydo šeimoje, ta prasme, ar iš mamos, ar iš tėvo pusės yra žydiška kilmė ir yra noras būti Izraelio piliečiu, to užtenka. Man norisi, kad ir Lietuvoje tai būtų. Jeigu yra bent vienas lietuvis šeimoje ir yra noras būti lietuviu, yra noras turėti Lietuvos pilietybę, to turi užtekti. Mes esam tokia pati mažutė tauta ir tauta, kuri patyrė tiek daug visokių traumų ir kataklizmų, kad mes negalim sau leisti nebranginti lietuvio, kuris nori būti lietuviu. Ir šitoje vietoje vis tik tai, nežinau, papanuosiu Žygimantui. Aš suprantu, kad jūs ambasadoriui turite labai daug tikrai patirties ir kompetencijos užsienio politikoje, bet kaip žmogui, kuris yra iš politinių kalinių ir tremtinių šeimos, aš negaliu atstumti tų lietuvių, kurie liko dabar šiuo metu mums gal pavojingose valstybėse. Aš manau, kad kiekvienas lietuvis yra labai pavojingas ir labai reikalingas. Ir kad tas pavojingas yra noras suskirstyti žmonės į teisingas valstybės ir neteisingas valstybės. Yra pavojingas tas noras priimti labiau tuos, kurie yra kažką daugiau pasiekę arba susikūrė puikų gyvenimą. Mums reikalingi ir tie žmonės, kurie dirba fabrikuose ir kurie galbūt ir ten gyvena sunkiai, nes galbūt kaip tik jie galėtų pas mus grįžti, jeigu Lietuvoje situacija pasikeistų. Tai man atrodo, kad čia tas pats svarbiausias dalykas. Ir antra dalis. Dėl pareigų ir... Dėl pareigų. Pareiga yra viena. Būti lietuviu. Pareiga yra dalyvauti savo valstybės valdyme. Pareiga yra rasti laiko pasidomėti žmonėmis, kurie yra renkami į Lietuvos valdžią ir formuoja Lietuvos politiką, jos gyventojų situaciją, kasdieninę ateitį ir visą kitą. Ir ne šiaip nubalsuoti, tiesiog nusiųsti savo balsą, bet iš tikrųjų, tą, ką jūs daro dabar, pasidomėti, ateiti, kalbėti, skleisti tą žinią. Tai kokia dar gali būti pareiga? Aš kaip Lietuvos pilietė neturiu kažkokių tai dar kitų ypatingų pareigų. Atvažiuoji tuo metu į Lietuvą, jeigu turi kažkokius darbo santykius, žinoma, ten moki mokesčius ir visa kita. O jeigu gyveni kitam pasaulio gale, tai tiesiog dalyvauti Lietuvos gyvenime ir jo domėtis. Kas dar gali būti? Ambasadoriau. Jo, ir aš šiek tiek atsakydamas dėl tremtinių, iš tikrųjų, tai jiems nėra problemos, kaip ir visiems dipukų politinių tremtinių vaikams, kurie išvyko iki 90 metų, visi jie tą pilietybę atgavo. Tas pats yra ir Čikagos dipukams, čia kalba yra apie naują kartą. Ir ko labiausiai bijoma, kad jeigu tu atversi tokią teisinę galimybę Putinui žaisti šitais dalykais, o jis yra konstitucijoje įtvirtinęs teisę ginti savo piliečius užsienyje. Ir mes matom, kad jis tai daro. Ar tai būtų Krymas, ar tai būtų visos jo fantastikos, srities pasiteisinimai Gruzijoje. Tai tiesiog yra pavojinga, mes neturėtume savo to leisti. Bet aš pritariu dėl tremtinių, mano paties senelis irgi buvo lygiai taip pat ištremtas. Aš norėčiau gerbiamo Arvydo klausimą šiek tiek pakeisti, modifikuoti, ne tik klausiant, ką jūs galėtumėt gauti su lietuvių pilietybė, bet aš tiesiog norėčiau apibendrinti, ką mes galėtume kaip Lietuva, kaip kūnas gauti, jeigu jūs ją išlaikytumėte ir ne tik dipukų karta, bet ir visi kiti. Tai yra viena iš aktyviausių mūsų tautos dalių. Jūs matote mus, kaip ir buvo kalbėta, pasaulio akimis. Mano tikslas, kaip kažkada Kazys Pakštas sakė Smetonai prieš žlungant valstybei, mano tikslas, kad Lietuva nebūtų vidutiniška valstybė, kad ji būtų pirmam dešimtuke, nes tik būdamas geriausias gali išlikti. Čia senas žydų, lietuvių visas priesakas. Tokie būsime tik kartu su jumis, nes jūs matote mūsų silpnybės, jūs matote, kur ką galim pakeisti. Žmonės iš London City, šiandien bendravau Briuselį su tą nuostabę teisininkų draugiją, žmonės iš Airijos, žmonės iš Čikagos. Jūs matote mus kitaip, jūs matote mūsų trūkumus. Mes tiesiog fiziškai negalėsim nei politiniam, nei ekonominiam lauke pajudėti, jeigu mes negausime jūsų buvimo. Taip žydai susikūrė savo valstybę iš 500 000
8 milijonai yra stipriausia valstybė tam regione. Mes turime mokytis iš Izraelio ir aš pritariu Doviliai pilnai. Tas grįžtantis žydas, kai jį priima tą absorpcijos ministeriją, jisai pasą gauna per 2 dienas. Nėra net klausimų. Vat kaip turėtų būti elgiamasi. Ir kai žydas ar lietuvis supras, kad Lietuva jam yra geriausia vieta gimdyti vaikus, auginti vaikus, uždirbti pinigus, jisai trauksis čia pat, čia yra rinka. Tu kitaip, aš čia jau liberalams pritariu, bet norint prisiviliuoti žmonės, tu turi būti tiesiog geriausias. Tu turi būti Singapūru, tu turi būti Pietų Koreja, tu turi būti Izraeliu. Ir jeigu mes nematysim to kompleksiškai ir toliau dirbsime planais, instrukcijom ir kitom, reiškia, Butkevičiaus, taip sakant, svajonėm, nieko nebus. Istorinis dalykas, ambasadorius Paviljonas pritarė liberalams ir liberalai turi... Vieną sakinį, aš jau kalbėjau, bet vieną sakinį, dėl žodis absorpcija, jis man patinka, aš nežinau, kaip išversti anglišką žodį inclusive ar inclusiveness. Įtraukti skamba dirbtinokai truputėlį, bet mes nesame dar įtraukianti, absorbuojanti visuomenę, tai yra faktas. Mes kalbam apie žydus, aš prisimenu anekdotišką atvejį, kai aš tapau kultūros ministru, spaudoje anoniminiai komentarai rašė. Tai va, iki ko Lietuva priėjo, pagaliau žydas valdys lietuvių kultūrą. Reiškia, aš gimęs Kaune, lietuviškiausiam Lietuvos mieste, lietuvių šeimoje, užaugęs, reiškia, sulaukiu tokio komentaro dėl savo tamsaus gymio. Tai yra neįsivaizduojama tose valstybėse, apie kurias mes kalbam. Tavo plaukų ar akių spalva, tu esi lietuvis, ta prasme, turi sąsajas ar vienas iš tėvų, turi būti absorpcija automatinė. Absorpcija, kiekvienas yra brangus, kaip mamos, kaip višta viščiukus surenkam, ugdom, auklėjam pilietiškumui ir tai yra ta įtrauktis, tas inclusiveness. Ta konstatuoja mano pusbrolių vaikai Jungtinėse valstijose švietimo programoje, tas yra. Mano vaikai eina dabar į Prancūzijos mokyklas, nes reziduoju kol kas UNESCO Paryžiuje. Irgi tas yra. Lietuvoje atrodo, jeigu tu kitaip pasirinkai, jeigu tik truputį išvykai, tai ir važiuok, tu esi nesvarbus. Visiškai pritardamas, aš tiesiog čia jau graži diskusija. Aš gal Donatui tiesiog leisiu greitai sureaguoti. Tai aš absoliučiai trumpai, taupydamas laiką, tik tai buvo keletas klausimų, vienas dėl Apple ir įrenginių, kas iš tikrųjų, man nuskambėjo keistai, aš to nežinojau, bet akivaizdu, kad čia VRK nesudirbo ar nedadirbo iki galo. Atsiprašau, aš tą gal ne visai lietuvišką terminologiją, bet iš tiesų pusėje, matyt, pasaulio, aš ir pats tais renginiais naudojus, yra užkertamas kelias. Tai to neturėtų būti, mes tą galim pasidomėti ir pasižiūrėti, kad ateityje tokių tikrai dirbtinų techninių kliučių registruotis nebūtų, kas yra visiškai lengvai išsprendžiama. Dėl armėnų ar žydų balsavimo aš tikrai nežinau, kaip ir matyt kolegos, bet iš tikrųjų pati idėja remtis geriausia patirtimi, tai yra labai sveikintina ir mes tą darom. Ir matyt, dėl to čia tikrai galima sutarti. O įsipareigojimai turinti Lietuvos Respublikos pilietybę, tai be abejo negali būti jokių finansinių įsipareigojimų, bet matyt, pačia bendriausia prasme, tai gerbti ir mylėti Lietuvos Respubliką ir visapusiškai prisidėti prie jos gerbūvio. Tai kolegos čia daug ką paminėjo įvairių pavyzdžių, bet aš tiesiog nesiplėsdamas. Rimvydai, mes, aišku, dėja nebeturime labai daug laiko ir galbūt būtų įmanoma 2 arba 3 klausimus kartu užduoti vienu ypu ir tada leisti mūsų kandidatams į juos atsakyti ir kartu, jau ir atsisveikinti. Gerai, ačiū Arnoldai, aš duosiu tada pirmą klausimą užduoti ir pažiūrėsiu, ar yra klausimų. Sveiki. Mano vardas Marius Vismantas, aš esu gimęs augęs Vilniuje, prieš 20 metų atvažiavau į Ameriką, maždaug tiek metų jau gyvenu čionais. Klausimą pabandysiu susijęti su tuo, ką jau Žygis pradėjo, susijęti migraciją su ekonominė tema. Lietuviai išvažiuoja, palieka tam tikrą tuštumą ekonomikoje ir vienas būdas yra susigrąžinti išvažiavusius lietuvius per vieną langelį ar kitais būdais. Kitas variantas prisitraukti nelietuvių į Lietuvą. Ar jūsų partijos matytų aktyvesnį ir drąsesnį pritraukimą nelietuvių imigrantų, kuriem galbūt Lietuva irgi atrodo visai nebloga šalis gyventi, auginti vaikus ir dirbti tenais? Ačiū. Rosita Zigdevičiūtė. Aš visų pirma, tik noriu vieną dalyką pasakyti. Nemačiau jokių problemų užsiregistruoti balsuoti, taip kad
VRK puslapis užsieniečiam balsuoti puikiai veikia. Tai reikia tą padaryti, mėlėjai. Kartais aš sutinku su Žygimantu, kad iš mūsų pusės reikia daugiau. Aš noriu provokaciją vis tik pasakyti. Tie, kurie išvažiavo, gyvena Amerikoje, kitose valstybėse, turi kitų valstybių pilietybę, jie dalyvauja ir kitų valstybių rinkimuose. Tai man klausimas, ar yra jūsų manimų sąžininga tų lietuvių, kurie Lietuvio atžvilgių, kad mes balsuojame dviejų valstybių rinkimuose ir kartais interesai gali susikirsti. Ir aš turiu dar vieną paskutinį klausimą, jis šiek tiek gal toks paprastesnis, nors kartais ne visiškai. Vietovardžių ir tikrinių daiktavardžių rašymas ne lietuvių rašmenimis. Gavome klausimą per socialinius tinklus. Kokia jūsų pozicija, kadangi dabar nemažai lietuvių tuokėsi su kitų tautybių žmonėmis, turi naujas pavardės, kartais skaitom Lietuvos žiniasklaidoje vietovardžių pavadinimus ir kartais net neatpažįstame tų pačių miestų, nes jie sulietuvinti taip, kad negalima atspėti. Koks jūsų požiūris būtent į rašmenis lietuvių kalboje? Labai gerai, Rimvydai. Labai svarbus klausimas ir tikra bomba mūsų diskusijos pabaigai. Tai galbūt pradėkime nuo Dovilės ir tada žygiuosime toliau. Gerai, aš tada tiesiog labai trumpai, kalbant apie migracijos ir ekonomikos ryšį, čia nėra mano kompetencijos rytis ir aš tiesą sakant, manau, kad vienas iš svarbių dalykų yra daryti tai, ką tu išmanai. Tai aš čia pasidalinsiu tiesiog Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungų suformuotą nuomonę, už kurią atsakingas yra Stasys Jakeliūnas. Tai vienareikšmiškai iš tikrųjų labai svarbu yra pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą iš ten, iš kur mes galime ją gauti. Ir Lietuva tikrai turėtų nustoti tai bijoti atvykstančių žmonių, kurie turi kvalifikaciją, kurie nori dirbti. Šiandien dėl mūsų demografinės krizės iš tikrųjų vidutinis gyventojų amžius yra labai didelis, ta prasme mes esam sena visuomenė, mums labai trūksta žmonių. Ir atgaivinti ypatingai regionus reikia darbo jėgos, mes galim tam tikrą vidinį paskirstimą daryti, bet iš tikrųjų pritraukimas žmonių yra reikalingas. Bet antras dalykas, vėlgi, ką siūlo Stasys Jakeliūnas, tai yra verslo įmonių ir asociacijų bei mokslo įstaigų bendradarbiavimas, vis tik tai šiek tiek formuojant, kokie yra specialistai šiandien dienai Lietuvai reikalingi, nes mes turim ypatingai didelį skaičių įgijusių mokslo, kvalifikaciją žmonių, kurie nenaudoja tos savo įgytos profesijos ir daro visiškai kitus dalykus, kas yra jiem patiems sudėtinga ir valstybei visiškai nenaudinga. Ir tada dar daug tokių numatoma priemonių, mokestinių ir susijusių su sodra ir taip toliau, kur sąžiningai sakau, kad noriu, kad Stasys tai įgyvendintų, nes žinau, kad tai tikrai puikiai suveiks, bet tai yra problema, kurią LVŽS mato kaip tikrai reikšminga ir yra numatęs jai spręsti svarbių priemonių. Antras klausimas, tada greitai reaguojant į Rositos, ar ne, klausimas buvo dėl susikertančių interesų, galbūt balsuojant už dvi valstybės. Tai man atrodo, kad čia yra dalykas, kurio teisiškai tu niekaip nesureguliuosi. Čia yra tiesiog kiekvieno širdyje. Tu pasirenki vis tik tai, kuri valstybė tau yra svarbesnė. Ar ta, kuri yra tavo gimtinė, tavo tėvynė, kurios pilietybę tu turi, ar ta valstybė, kurioje tu šiuo metu gyveni. Ir vėlgi, jeigu renkiesi tos valstybės, kurioje šiuo metu gyveni interesus, tai gal vis tik tai tam tikrą rodo atotrukį nuo tos savo tėvynės. Tai man atrodo, kad čia kiekvieno vidinis moralinis klausimas, kurį, nežinau, aš gyvenau daug metų užsienyje, gyvenau Amerikoje, gyvenau Prancūzijoje, gyvenau Šveicarijoje ir, nežinau, man nekilo tokių dilemų, bet aš suprantu, kad jeigu kiltų, tai irgi visiškai žmogaus nesmerkčiau. Gal tiesiog viskas, jisai tapo tos kitos valstybės piliečių ir viskas tvarkoj, gal tada tiesiog užtenka tos vienos pilietybės, tos naujosios. Dabar kalbant apie pavardės ir vietovardžius, tai čia dar dirbdama žmogaus teisių stebėjimo institute labai senai sakiau, ar užmuš 3 raidės lietuvių kalbą? Tai tikrai ne. Ar užmuš mūsų tautinę tapatybę, mūsų kultūrinę ir kalbinę tapatybę tai, kad mes leisime tose vietose, kur gyvena daugiau tam tikros tautinės mažumos žmonių, užrašyti vietovardžius jiems įprastų būdų, tai tikrai absoliuti nesąmonė, atsiprašau už tiesmukumą. Čia yra tiesiog politinis sprendimas. Mums, pavyzdžiui, netgi strategiškai žiūrint, Lenkija yra tokia nepaprastai svarbi šiuo metu partnerė ir kalbant apie mūsų geopolitinę situaciją, yra nepaprastai svarbu ir mes negalim išspręsti tokių dalykų kaip vietovardžių rašymas, kaip užrašymas antros lentelės su gatvės pavadinimu lenkiškai ir lenkiško originalo kalba pavardžių rašymo pasuose. Tai čia, man atrodo, yra sprendimas, kuris gali būti priimtas vienos sesijos metu ir labai greitai. Tiesiog nereikia čia išsigalvoti, tai labai paprastai. Aš labai galiu. Donatai, galbūt tau atrodo. Dėkuoju, Arnoldai. Jeigu irgi labai trumpai, tai dėl
nelietuvių atvykimo į Lietuvą dirbti, tai iš tikrųjų Lietuvos socialdemokratų partija tikrai nemato problemų ir stengiasi susidaryti visas įmanomas sąlygas užsieniečiam kvalifikuotai darbo jėgai atvykti dirbti į Lietuvą. Ir tiesioginių užsienio investicijų šios vyriausybės valdymo metu yra pritraukta 31 projektas ir pagal šį skaičių mes esam pirmi vidurio ir rytų Europoje ir 5 Europos Sąjungoje. Tai iš tikrųjų nuveiktas milžiniškas darbas. Iš tiesų, jeigu žiūrint šiek tiek plačiau, tai griežtai pasisakome prieš migrantų diferencijavimą pagal jų išsilavinimą vieną ar kitokį. Aš kalbu apie kvotas migrantų visą kitą. Tai čia mes tikrai negalime žmonių skirstyti pagal jų kažkokį išsilavinimą ar žiūrėti, kokių mums specialistų reikia ir ar vienus priimti ar ne. Bet čia klausimas šiek tiek jau plačiau žiūrint. Pritariu Dovilei, kaip ar sąžininga, ar etiška balsuoti dviejose valstybėse. Tai iš tikrųjų čia matyti tikrai jau yra sąžinės ir supratimo klausimas, kurio teisiškai sureguliuoti kažkaip, tai man matyti būtų sudėtinga. Ir galiausiai dėl asmenvardžių rašymų nelietuviškais rašmenimis, iš tikrųjų socialdemokratų partija yra ta, kuri nuosekliai nuo pat savo kadencijos pradžios ir vyriausybės darbų programoje įrašyta, kad mes pasisakome už nelietuviškų raidžių vartojimą rašant tiek vietovardžius, tiek asmenvardžius, tačiau surinkti reikiamo balsų skaičiaus Seime nepavyko ir nepavyko vien dėl to, kad reikalingas pakankamai didelis skaičius balsų ir šitoje vietoje mums kišo koją ir konservatoriai, ir liberalai, atsiprašau už tą užaštrintą kampą, bet mes tikrai stengiamės ir stengsimės ateity, kad tai būtų įgyvendinta. Ačiū labai. Ambasadorius Galūnė. Dėl pirmo klausimo, tai aš nenoriu cituoti mūsų programos, bet yra visas atskiras skyrius, kur yra nuosekliai išplėtota, kaip prisitraukti protus ir specialistus ir kad jie yra labai laukiami. Man atrodo, jau ir įstatymų kūrimo bazė yra pirmi žingsniai žengti. Ir čia vėlgi turėtų galioti vieno langelio principas, kad žmogus, kuris nori atvykti į Lietuvą su šeima kaip specialistas, pamatęs darbo skelbimą, neturėtų kreiptis į 15 įstaigų, o galėtų per vienus elektroninius vartus tiesiog gauti visą reikiamą informaciją. Aš manau, kad tas agentūrinis principas, kaip žinom, Investuok Lietuvoje veikia ne pirmi metai ir veikia labai sėkmingai ir turim puikius rezultatus, kaip investicinė aplinka, berods nepameluosiu, 12 vieta pasaulyje, verslo aplinka 20 vieta pasaulyje, tai yra puikūs rodikliai. Tai be abejo Lietuva neturėtų būti ksenofobiška ir sakyti, kad tokiu būdu mes išvejam savus piliečius, o pritraukiam svetimus, kaip dažnai populistai kaltina žmonės ir tuos pačius liberalus, kurie sako, kad atverkime Lietuvos vartus puikiems specialistam iš kitur. Sako, tai jūs tokiu būdu dar skatinate emigraciją ir, reiškia, jums savų nereikia, jūs užkišite tuščias vietas svetimais. Aš manau, tai yra absurdas, tai yra grynas populizmas ir spekulacija ir vienareikšmiai pasisakom už aukšto lygio specialistų. Dėl imigrantų ir dėl imigrantų kvotų atskiras klausimas turbūt galbūt šiame kontekste nebūtų adekvatu svarstyti. Dabar dėl balsavimo vienuose ir kituose rinkimuose. Aš manau, kad jeigu jau esi kažkokios valstybės pilietis, tai reiktų vienaip ar kitaip atlikti pareigą, visuomeninę pareigą ir toje valstybėje. Bet įsivaizduokite, kad lietuvis balsuoja už kandidatą rinkimuose prezidento, kuris pasisako aiškiai tokią linkmę, kuri labai pakenktų Lietuvai. Neminėsim pavardžių ir kontekstų, bet aiškiai dabar esamoje situacijoje tokių kandidatų yra. Tai kurioziškų atvejų išvengimui manau, kad reiktų su savo sąžine pasitarti ir su sveiku protu ir daryti žingsnius, net ir balsuojant kitoje valstybėje, kurie tikrai praverstų, duotų naudos ir savo šaliai. Į trečią klausimą turbūt būsiu primiršęs. Pavardės. Vienareikšmiškai už viso lotyniško alfabeto įteisinimą ir už tai, kad žmogaus pavardė yra jo nuosavybė. Turime krūvą kuriozinių atvejų, kur rašant viengubą V vietoj dvigubos V ir mokesčių sistema neatpažįsta, ir universitetų administratoriai neatpažįsta tų žmonių ir kyla gausybė problemų. Beje, paskutinės 2 dienas aistringai diskutavau Facebook'e
dėl užteplioto Rusų gatvės rusiško pavadinimo. Tai buvo simbolinis žestas, gražus žestas Lietuvos rusakalbiams piliečiams, pripažinimas, kad jie yra mūsų valstybės piliečiai ir vandalų užtepliojimas tikrai mūsų nepuošia. Taip kad prieš sakant, kad mes labai greitai įteisinsim tas raides, aš manau, kad reikia priimti domen, kad tam tikra dalis visuomenės yra vis dėlto neatvira, neįtraukianti, gynybiška ir tas negražus žodis ksenofobiška. Ir reikia padirbėti ir šitoj žmogaus teisų srity. Ačiū labai. Ir galų gale ambasadorius Pavilionius. Tai aš pradėsiu nuo tų techninių dalykų, Rimvydai. Aš manau, tu esi teisus, nes aš tokių signalų gaunu iš įvairių bendruomenių ir iš Kanados, ir iš Čikagos. Žinai, kas mums labai padėtų, aš šiandien savo komandai sakau, surinkit visus skundus ir tada pabandykim su VRK įsiaiškinti. Būkit geri, suregistruokite iš savo pusės, nes jūs sėdit prie tų kompiuterių, kokios yra konkrečiai problemos. Surašykite mums, kuo detaliau. Nes aš girdėjau, kad vieniems surašai ir negauni rezultato, nežinai, reiškia, tai yra apsunkinimas, nes sistema nėra tobula. O jeigu sistema nėra tobula, reiškia, dalis piliečių nepasinaudos tą savo teisę. Tai yra rimta. Ir apie tai reikia signalizuoti VRK. Tai jeigu jūs galite surašyti, aš manau, mes čia visi tikrai vienu balsu padirbėsim, kad būtų kažkoks rezultatas. Ačiū tau labai. Dabar dėl lietuvių ir nelietuvių, aš tai vis dėlto, nors čia labai gražiai ir liberaliai viskas skambėjo, aš manau, mes visų pirma turim sudaryti sąlygas lietuviams dirbti, auginti vaikus ir užsidirbti Lietuvoje. Kol kas vyksta Ivaškevičiaus išvarimas ir masinis, ko nepripažįsta premjeras Butkevičius dėl įvairių priežasčių. Ir mes visų pirma turim sudaryti sąlygas jiems grįžti į Lietuvą ir to mes nedarom. Mes net neužsiemam grįžimu, mes tik dabar aplink šitą stalą gražiai sutarėm, bet 26 metus to nedarėm. Aš sutinku dėl talentų iš užsienio, tačiau visų pirma prioritetas turėtų būti lietuviam, o ne taip, kaip šiuo metu šnekama, be jokių kvotų, be jokių apibendrinimų. Atsiminkit vieną. Putinas yra toks terminas weaponizing, reiškia tiek informacija, tiek emigracija. Su šito dalyku jis nori nukalti Merkel kitais metais, mes toj galim gauti įdomų prezidentą Amerikoje, dar gausime įdomią prezidentę Prancūzijoje ir kur mes būsim, 19 amžiui. Ir visa tai dėl mūsų fantastinio naivaus atvirumo, su kuriuo patys turėsime dorotis mūsų politikose. Dėl pasirinkimo balsuojant, aš manau, jeigu mes sutartume visos partijos, kad reiškia, mes siekime dvigubos pilietybės transatlantiniai šeimoj, tai tu šiek tiek apribotum tuos nuogastavimus, kad galbūt kitos šalies pilietis, kuris yra išzombintas Putino propagandos, jis iš tikrųjų nuoširdžiai mano, kad Putinas yra fantastinis ir jo Krymo okupacija taip pat yra pateisinama. Tai aš manau, apriboja arealą tokį pavojų sumažintume. Dabar dėl Lenkų ir pavardžių. Aš tikrai nuoširdžiai tikėjau, kad ministras Linkevičius, garsiai atsiprašęs Lenkijos už įvairius konservatoriškos užsienio politikos manevrus, kažką padarys per tos 4 metus. Deja, nepadaryta nieko. Ir tai yra man skaudu, nes aš dirbu labai artimai, būdamas viceministru ar sekretoriu tuo metu su Lenkija. Mes buvom to aukso amžiaus dalis, ir Adamkus, ir Kačinskius. Mes darėme stebuklus, mes įdėjome į Lisabono sutartį labai daug dalykų, įskaitant energetiką, bet tai buvo strateginis dialogas, dėl jis nebuvo atkurtas ir net pajudintas per tos 4 metus. Ir aš suprantu dėl ko, dėl to, kad šiuo metu Lenkijoje yra konservatoriai, galbūt nesusišnekat ideologiškai, bet aš tikiuosi, kad jeigu mums vienaip ar kitaip pavyks ateiti į tą valdžią Lietuvoje, kad mes atstatysim šitą variklį, kurio labai reikia. Nes kai pavojai vieni aplinkui, to variklio labai reikia, aš pritariu pilnai Doviliai, tačiau šitie sprendimai labai jautrus, jie turi būti daromi visam pakete. Karinis saugumas, kur bus amerikiečių bazės, ar labai giliai Lenkijoje, ar arčiau Lietuvos suvalkų sienos. Ką darom su energetika, mums reikia antro tilto, kad sinchronizuoti su Lenkais. Statysim ar ne? Ar iš tikrųjų Lenkai sutiks statytis jį ar ne? Daugybė klausimų. Mes turime matyti visą visumą.
po vieną mes nieko neįspręsim ir deklaracijomis visi žavūs, kaltint konservatorius mes visi pasiruošę, bet dėja tiesiog strateginio mąstymo trūkumas kaip visą laiką ir šitais klausimais. Ačiū labai, ambasadoriau. Tikrai be galo įdomi diskusija, galėtume tęsti dar gerą valandą. Ir iš tikrųjų, ir ilgiau turbūt, ar ne, bet dėja mūsų jau laukia Belgijos lietuvių bendruomenė kitoje salėje, kviečiame jūs visus po 5 minučių įsijungti per Facebook. Mūsų tarpe yra Dalia Henke, pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė, kuri ką tik prisijungė, gali pamajuoti Vašingtono lietuviams. Sveiki, Vašingtonas. Pasakyti keletą žodžių. Lietuva Amerikoje yra dar didesnė negu Lietuva Lietuvoje. Ir lietuviai, man atrodo, yra daug tautiškesni, turintys tradicijas ir mes galime visi tik pasimokyti. Mielieji, džiaugiuosi, jūsų tiek daug, bet aš mačiau Arnoldai salę plyšą. Sausakimša, ar ne? Sausakimša, eisim į sporto rūmus kokius. Fantastika. Tai yra puikus, ačiū labai, tai puikus ženklas, kad tikrai didėja užsienio lietuvių dėmesys rinkimams ir savo valstybei, kad mums iš tikrųjų skauda dėl jos. Labai ačiū už jūsų labai gausius ir įdomius klausimus, už tokį gausų būrį vidury dienos susirinkusi Vašingtone. Ir Rimvydai, žodis tau. Ačiū labai Arnoldai ir ačiū visiems, kurie susirinkote Briuselyje ir skiriate šią valandą pakalbėti būtent su JAV lietuviais ir mums rūpimais klausimais. Tikiuosi, kad tai buvo neprastas apšilimas prieš jūsų debatus Belgijoje. Padėkokite Belgijos lietuviams, kurie kantriai laukia jūsų po mūsų šitų debatų. Mes irgi transliuosime jūsų debatus per Facebooką ir visi čia susirinkę salėje galės juos matyti. O tie, kurie mus seka Facebook Live, siūlome visus persijungti į tą naują kanalą, kad galėtumėte stebėti rinkimus. Kaip ir visuomet, raginu žiūrėti mūsų svetainę mūsųmetasdabar.lt, kur teikiame visą informaciją apie kandidatus, partijas, registravimosi procesą ir tikimės, kad labai gausiai dalyvausite šiuose rinkimuose. Ačiū visiems ir gero jums vakaro. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū.